Bra! Okay. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. Sveiki! Ša! Sveiki! Ateitum kai ką. Palauk. Sveiki atvykę į Night Riders, čia yra Senos baimė. Taip, tai ką, mėlyjei, sveiki. Matote, va čia mūsų visi kolegos susirinkę šiandieną turime mūsų privačios komandos, tai yra nightriders.lt komandos vieną tokį privatų renginuką, labai naują, naudodami mūsų atrastą programėlę, galėsime paprastai ir lengvai sukurti maršrutus, kuriuose dėliosime įvairiausių užduočių ir checkpointų, automatiškai galėsime padaryti labai gerą renginuką, to, ko dar niekas nėra daręs Lietuvoje. Labai aiškiai nėra labai realiai ko. Viskas yra programėlėje. Svarbiausia, kad vienas iš jūsų komandos narių, kuris automobilyje, turėtų tą programėlę ir būtų ją įsijungęs. Dabar gal čia palėkėm visi kartu į senukų tą aikštelę, kuri yra iškart važiavus čia už Ąžuolo. Ten stosime vorele ir tada važiuosime toliau. Mano vardas Paulius, čia yra BMW F30 ir šiandien dalyvaujame Night Riders orientacinėse varžybose. Sveiki, vairuoju E88 BMW, dalyvauju orientacinėse varžybose Night Riders. Tiesiai, ne? Kur važiuoji, žiūri? Tiesiai, O ką ten daryti reikia? Neparašyta? Pirmas posūkis? Šitas? Tai pirmas. Ne pirmas, gal pirmas. Jau gerai. Tai tu žiūrėk į navigaciją. Nu ir kur? Ten, matai, žiūrėk, fotkinas kažką dar. Nuskryninai? Taip. Tai išvažiuoji dabar man? Ne, nu čia fotkę dabar reiks padaryti, palauk. Man 30, tai tikrai nenoriu aš važiuoti. Palauk, ne, dar tiesiai. Aš žinau tą įtuką, man tam paskaitos vykdavo darželį. Ne. Čia. Čia. Va čia darželis. Čia! Lecha! Nu tai tu ne čia sakyk, o rodyk. Nu tai rodžiau aš tau prieš nosį. Nemačiau. Ir ką čia daryt? Viskas? Čia filmus rodo, žinokit, galite atvažiuoti savaitgaliais kino teatrą. Nemokam. Valgyt duoda. Variantūrų visokių duoda. Tai čia privažiuojam Žaliukus, bet ten reikės dar tiesiai. Ten regiklai. Tai ten greičiausiai ten tas bus koks. Arba nuotrauka, arba skaityt kažko ieškoti. Kas dabar? Nežinau, palauk. Ar į apačią važiuoti? Gerai, palauk. Pasidarykite, kur šniekinate šiukšliadėžę, kur šiukšliadėžė, ten šiukšliadėžė. Apačioj. Tai kur tu nevažiuoji? Važiuoju? Kur tu važiuoji? Čia šiukšliadėžės. Ką ten išniekint? Nu ką, kebra? Aš turiu, žiūrėk, va, karočią. Mums reikia važiuoti ten, va. Taip, mums reikės ten važiuoti, todėl palaukiam biškį atstumą. Tipo, Yra taškas. čia. Taip, ir dabar klausimynas. Žiūrėk toliau. Next. Suraskite ant ket ženklo įrašytą pavadinimą tvenkinių ST. Pavadžiu, kad gal. Tvenkinių ST taškas, jo. Tvenkinių ST. Gerai. Važiuojam toliau. Bet čia yra tikslas ne lėkti, o ramiai išsiaiškinti visą užduotį. Atvažiuoti tiksliai į tą tašką ramiai, nelėkiant. Klausyk, toks čia vienas klausimėlis. O greitis reiškia kažką, kad mes čia greičiau nuskrendam? Ar ką? Greitis jisai nieko daug nereiškia, reiškia daugiau pats taškų surinkimas ir konkrečių
Bet tu neprivažiavai, man atrodo. Arčiau reikia. Tai jums svarbu yra įvykdyti užduotis, greitis visiškai čia nieko nereikia. Lemia laikas ten. Laikas. Jo, toliau next. Kadangi kiekvienai užduočiai atlikti yra duotas laiko. Pasidarykite identišką nuotrauką. Taip pat turit padaryti. Tipo pamyšti reikia. Aš galiu pavaidinti, kad nežinau. Davai varyk, aš nufotinsiu. Ir dar arčiau, prieik arčiau. Čia? Dar arčiau, prie pat, jo. Prieik, toj. Jeigu duoda pravažiuoja, žinot, mes irgi pravažiuoja. Šitą mašiną didelį gigantišką. Bus viskas, bus, va ten apsuk ratą. Tu važiuok tiesiai kur su. Meilė, ne. Ko žinau? Pavyzdžiui čia kažką. Akropolį aikštelė bus, žinot. Manai? Jo. Aš nesuprantu. Parodė. Pažiūrėk, kiek metrų reikia. Panorama. Bandom iki panorkės pavažiuoti. Bet tai suka, tai... Ten kažkaip sublūdino jisai man. Jo, biški pagliučina. Kiek metrų? 100. Čia kaip reiškia bus... Kad 9 bus. Nu, kultūringai pro Hanerį bus. O majuokim pro langus. Mutaką nusėmą, ne? Aš pamajau. Nu, man rodo 100 metrų vis tiek. Tai kame esmė? O tikrai čia? Man žinok jau. Nu kažko jie nesąmonė, neradome. Domai, dar Tėviškė, truputėlį tokia atsiliepimą apie patį renginį, ar šiaip patiko, ar dar tokia ant publiko? Mašinos užstrigimas. Kas patiko labiausiai? Nu ja, sąlygos, aišku, gal buvo ne patys fainiausias, bet tipo, Danci, gal tu geriau paklausėk žmonių ten, kuriem patiko. Jo, tu sakė, išklimpai. Emocijos tikrai šaunios, emocingas renginys, dar kartosime tikrai, investavę esam. Užsukite į mano restoraną naują, Didlaukio 80A. Kaip jis vadinasi? Pasta, restoranas Pasta, Didlaukio 80A, lauksiu tikrai visiems Night-Rideriam ir Night-Riderių. Visiems ir mūsų komandos gerbėjam ir fanam bus pritaikyta nuolaida. Nuolaida bus padaryta manęs, kvieskite, sakykite, kvieskite Rapolą, vadovą ir sudarysime. Tipo, na ir buvo, tipo, taip nusmogiai, tipo, kaip? Patiko, labai patiko, iki tos vabedelės labai patiko. Ja, ten, aišku, sąlygos, ten klimpom. Ai, nu tai, su kokiom mašinom važiuoja su Bambago? Taip. Ai, nu tai. Dole. Davai, kaip sekės, sakyk. Čia rinkom 900 taškų beveik. Paėmė pirmą vietą. Mes šaunuoliai. Žiauriai patiko. Labai. Godna su komanda. Labai patiko, rekomenduoju. Like, subscribe and...